Na, artėja šventės, dovanų metas, bet atrodo, kad GitHub turi savotišką dovaną visiems – naują mokestį. Taip, technologijų milžinas nusprendė apmokestinti tuos, kurie pasirenka nenaudoti jų produkto. Tai ne tik stebinantis, bet švelniai tariant ir be galo kontroversiškos žingsnis. Ir čia kyla esminis klausimas. Tiesa, ar taip išvis gali būti? Skamba, absurdiškai, ar ne? Paprastai mokame už tai, kuo naudojamės, o ne už tai, ko sąmoningai vengiame. Bet būtent tai dabar ir vyksta. Ir tai sukelia tikrą audrą programuotojų bendruomenėje. Gerai, bet kad suprastume, iš kur tas mokestis atsirado, reikia grįžti šiek tiek atgal prie produkto, kurio pasirodo daugelis bandė išvengti – GitHub Actions. Pasirodo, tai buvo ilgą laiką apleista ir atvirai sakant problematiška platformos dalis. Tai kasgi buvo negerai? Iš esmės, viskas. GitHub Actions buvo lėtas, o pats įrankis atrodė tiesiog pamirštas ir nebetobulinamas. Trūko elementarių stebėjimo funkcijų, o atsiskaitimo modelis buvo tiesiog nepalankus. Kai viename šaltinyje buvo tiesiai pasakyta, tai mirštanti apgriuvusi platforma. Ir štai vienas pavyzdys, kuris puikiai parodo, kodėl visi buvo taip nusivylę. Tik įsivaizduokite, jūsų procesas trunka vos kelias sekundės, bet mokate už visą minutę. Kiek pinigų tiesiog išmetama į balą, ypač didelėse komandose? Na, bet kur yra problema? Ten atsiranda ir sprendimas, ir kadangi GitHub patys nieko nedarė, bendruomenė ir kelios protingos įmonės ėmėsi reikalų į savo rankas. Ir štai kaip viskas atrodė. Vienoje pusėje turime lėtą, brangią GitHub Actions sistemą, o kitoje atsiranda tokie žaidėjai kaip Depot ir Blacksmith, kurie siūlo, viską, ko trūko, greitį, mažesnę kainą, geresnės įžvalgas, o geriausia dalis – viskas veikia pačioje GitHub ekosistemoje. Ir kai sakoma greičiau, tai nėra tik tušti žodžiai. Pažiūrėkime iš šito skaičio – 37 kartai. Būtent tiek Depot sugebėjo pagreitinti vienos įmonės post-hoc procesus. Kas anksčiau buvo 2 valandų kančia, virto, mažiau nei 5 minučių darbu. Tiesiog neįtikėtinas skirtumas. Bet greitis buvo tik dalis istorijos. Svarbiausia, pasikeitė pats atsiskaitimo principas. Pagaliau, užuot apvalinus minutes ir mokėjus už orą, šios naujos platformos leido mokėti tik už realiai sunaudotą laiką. Sąžininga, logiška ir tai, ko visi seniai norėjo. Ir atrodytų, čia GitHubas turėjo atsibusti ir pasitempti, tiesa? Konkuruoti, tobulinti savo produktą. Bet ne. Jie pasirinko visiškai kitokį ir, sakykim tiesiai, labai keistą kelią. Užuot konkurovus, jie nusprendė bausti. Tai kasgi tas naujasis mokestis? Iš esmės tai bauda. Bauda už tai, kad naudojasi ne GitHub, o konkurentų paslaugomis. Net jei visus skaičiavimus perkelėte į kitą efektyvesnę sistemą, GitHub dabar vis tiek ima mokestį. Tiesiog už tai, kad jūsų procesas koordinuojamas per jų platformą. O dabar pažiūrėkime, ką tai reiškia realybėje. Štai, pavyzdžiui, naudojant Blacksmith ARM paleidėją, kaina buvo 0,25 cento už minutę. Dabar GitHub prideda savo 0,2 cento mokestį. Viskas. Kaina beveik padvigubėja. Visa finansinė nauda, kurią buvo galima gauti pasirinkus geresnį įrankį, tiesiog išgaruoja. Ir šią analogiją, kurią pateikė vienas iš bendruomenės narių, tiesiog pataiko į 10-tuką. Tai lyg įeitum į Walmart su Hollister marškinėliais, o parduotuvė tave apmokestintų už tai, kad dėvi kažką geresnio, ne jų prekės ženklo. Absurdas. Ir aišku, kad tai nebuvo tik 1 ar 2 žmonių pasipiktinimas. Ne, tai sukėlė tikrą audrą visoje programuotojų bendruomenėje. Kai prabilo tokie žmonės kaip Mitchell Hashimoto, HashiCorp įkūrėjas, visi klauso. Ir jis pasakė labai aiškiai, manau, kad šiandien netinkamų laikų jie patraukė ne tą svertą. Jis tiesiai įvardijo esminę klaidą. Užuot padarius savo produktą patrauklesnio, GitHubas pasirinko tiesiog apmokestinti tuos, kurie naudoja alternatyvas. Pasak jo, tai eis į istoriją kaip labai blogas žingsnis. O štai Depoto vadovas Kailas įžvelgia dar didesnę grėsmę. Jis tai pavadino vinių į karstą ir iškėlė klausimą, kuris neramina visus. Kas toliau? Gal pradėsime mokėti už kodo sinchronizavimą? Kur yra riba?
Taigi, bendras sutarimas buvo aiškus. Tai ne mokestis už paslaugą, tai išpirkos mokestis. Išpirka už tai, kad drįstama naudoti standartu, kuris kažkada buvo atviras ir laisvas visiems. Gerai, tai kas dabar? Ką šis sprendimas reiškia GitHub ateičiai? Nes panašu, kad tai ne tik apie pinigus, tai apie kažką daug didesnio. Pats GitHubas, žinoma, bando viską sušvelninti. Jie sako, kad tai palies tik labai mažą klientų dalį, bet jei tai tiesa, tada kyla dar didesnis klausimas, kam rizikuoti ir tiesiog sudeginti savo reputaciją dėl kelių centų, tame tiesiog nėra jokios logikos. Ir čia atsiranda viena įdomi teorija. Galbūt tai visai ne apie godumą ar apgalvotą strategiją. Galbūt tai tiesiog chaosas. Juk GitHubas šiuo metu neturi vadovo, nėra generalinio direktoriaus. Tai laivas be kapitono. Prastai valdomas Microsofto turtas, kuris tiesiog dreifuoja. Ir ši citata, manau, geriausiai apibendrina tą liūdesį, kurį jaučia daugelis. Tai ne tas GitHub, kuris sukūrė mano karjerą. Tai GitHub prastai valdomas Microsoft turtas, kurį stebime lėtai brenčianti mažyčius gabalėlius. Tai jausmas lyg stebėtum, kaip kažkas, ką labai vertinai, tiesiog nyksta akyse. Ir pabaigai lieka šis klausimas, kabantis ore. Ar tai, ką dabar matome, yra GitHub pabaigos pradžia? Ar šis keistas, nelogiškas mokesčius taps to lūžio tašku, po kurio kelio atgal nebebus? Na, atsakymą matyt pamatysime tik laikui bėgant.